Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Dyson SV12 Cambio dulkių siurbliuose dažnai pasitaiko variklio gedimų, todėl svarbu žinoti, kaip jį pakeisti. Prieš pradedant rekomenduojame pasinaudoti mūsų nemokamą diagnostiką ir gauti preliminarų kainos pasiūlymą prieš remontą. Štai žingsnis po žingsnio instrukcija, kaip atlikti variklio keitimą. Paruoškite įrankius, jums reikės kryžminio atsuktuvo, plokščio atsuktuvo, naujo variklio, užsakykite iš oficialaus tiekėjo ir tam tikrų saugos priemonių, pirštinės, apsauginiai akinių. Išjungti siurblį. Prieš pradedant bet kokius darbus, įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Atidarykite siurblio korpusą. Naudodami kryžminį atsuktuvą, atsukite visus varžtus, kurie laiko siurblio korpusą. Būkite atsargus, kad nepamestumėte varžtų. Išimkite seną variklį. Atsargiai atjunkite visus laidus, kurie prijungti prie seno variklio. Tai gali reikšti, kad turėsite naudoti plokščią atsuktuvą, kad atlaisvintumėte kai kuriuos užrakto mechanizmus. Įdėkite naują variklį. Paimkite naują variklį ir prijunkite visus laidus. Įsitikinkite, kad jungtys yra tvirtai užfiksuotos. Uždarykite korpusą. Po to, kai variklis yra tinkamai prijungtas, uždarykite siurblio korpusą ir užsukite visus varžtus, kuriuos anksčiau atidarėte. Testavimas. Prijunkite siurblį prie elektros tinklo ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai. Jei kyla problemų, patikrinkite visus kabelius ir jungtis. Nemokama diagnostika ir paėmimo paslauga. Jei nesijaučiate užtikrinti, kad galėtumėte atlikti šį procesą patys, mes siūlome nemokamą diagnostiką ir paėmimo paslaugą. Mūsų specialistai greitai ir profesionaliai pasirūpins jūsų siurbliu. Kainos pasiūlymas. Prieš pradedant remontą mes pateiksime jums tikslų kainos pasiūlymą, kad galėtumėte apsispręsti, ar norite tęsti remonto darbus. Atlikdami šiuos žingsnius galėsite sėkmingai pakeisti Dyson SV12 Cambio variklį ir grąžinti siurblį į veikimą. Jei turite klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus dėl profesionalios pagalbos. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.